Žalias, sutvarkytas ir prižiūrimas Jonavos rajono gamtos rūbas. Piliakalniai parkai, upės ir upelės, atmintinos vietos pažymėtos gamtos paminklais. Puikus prieglobstis vasaros savaitgaliais ar per atostogas. Jonaviečiai įsitikinę, kad per upninkus tekantis upelis Lietava kažkada davė pavadinimą visai Lietuvos žemei. Nuotykių parkas, kaimo turizmo galimybės. Čia galima pailsėti gamtos apsuptyje ar sodybose, kuriuose ne tik priima, maitina, nakvindina, bet ir siūlo įvairiausių pramogų. Lokės pėda jau gerai žinoma pirmoji aktyvaus poilsio zona Lietuvoje. Kuo ji nustebins? Aukštai medžiuose saugiai įrengtomis 6 skirtingo sudėtingumo kliūčių trasomis ir 4 laisvaisiais skrydžiais, kuriuos įveikti reikės ne tik drąsos, bet ir ištvermės. Dar motosafarių, pavėsinėmis su ugniakurais, pirtimi ir japonišku kubilu. Užteks sėdėti namuose, taip lankytojams siūlo Lokės pėda. Kaimo turizmo sodyba Pocinė Panoterių kaime tai pavadinta dėl šeimininkų pavardės. Pamiškėje esančioje sodyboje telpa 60 žmonių. Tvenkiniuose galima žvejoti ir maudytis. Šeimininkai norintiems gali surengti dažasvydžio turnyrą. Pavėsinė, pirtis, pliažo tinklinis, futbolas ir skanios pačių šeimininkų ruošiamos vaišės. Sena giria, šalia tekanti upė ir jausmas, kad tave kažkas pamiršo ulbančiame gamtos kampelyje, kur pro šalį nepravažiuoja žmonės. Sodyba Saulinė, lauko žaidimai, pavėsinė ir liaudies meistrų dirbiniai. Pobūvių salė iki 80 žmonių, geras maistas ir svetingi šeimininkai. Konferencijom, iškilmėm ir bėgančiam laikui pamiršti. Jonavos rajone Skrebinų kaime slėnyje esančios Zitos ir Vytauto Malkevičių sodybos plotas 16 hektarų. Yra 30 arų tvenkinys su sala ir tiltuku romantiškiam jaunavedžių pusryčiam. Ideali vieta dideliem pokyliam. 3 salės, pirtis ir kubilas 100 miegamųjų vietų. Krepšinio tinklinio aikštelės, dviračių takai po mišką, batutas. Bebrynas miške, kur gali stebėti bebrų užtvankas. Survilų sodyba įkurta gražioje vietoje prie Šveicarijos ežero vienkiemyje, šalia miško. Čia gali apsistoti norintys ramiai pailsėti, švęsti šeimos šventes ar aktyviai praleisti laisvalaikį, žaidžiant krepšinį, tinklinį, futbolą, paplaukiojant baidarėmis, valtimi ar vandens dviračiu. Apsigyventi galima 3 nameliuose po 8 žmonės, o šventėm pagrindinis namelis su sale talpinančia iki 40 žmonių. Jonavos rajone esantis Gaižiūnų poligonas žinomas nuo caro laikų. Dabar yra parengta šios teritorijos sutvarkymo studija, tačiau tam reikia 5–6 milijonų litų. Aikštelės ir keliai gali pasitarnauti miško reikmėms, turizmui, poilsiautojams, aktyviam poilsiui. Neries, Širvintos ir Šventosios upėse vasarą ypač mėgstamas aktyvus vandens poilsis, plaukimas baidarėmis. Pirmapradės gamtos teikiami malonumai, galimybės aktyviai ar individualiai ilsėtis. Visa tai Jonavos rajonui suteikia patrauklumo.